labas vakaras visiems. Antra dalis Vidos bado akcijos prie Seimo ir įdomu sužinoti, kaip jai sekasi, būtų išgirsti iš pirmų lūpų. Prašom, jums žodis. Ačiū man už suteiktą žodį. Visiems sakau labas vakaras. Ir noriu pasakyti, kad aš jaučiuosi savo vietoje ir laiku. Vienintelio, ko prašau, nereikia man gailesčio, reikia supratimo. Ir vienas tikslas yra, kad išmoktume dirbti bendrai ir turėtume tada pasidžiaugti rezultatais. Ši diena buvo labai, sakyčiau, vaisinga, turtinga ir galėčiau papasakoti, ką šiandien nuveikiau. Tai eisime iš karto prie reikalų. Buvau Seimo kanceliarijoje ir pristačiau kai kuriuos dokumentus. Tai aš skaitysiu garsiai, kadangi šalia manęs yra palapinėje dar vienas žmogus ir veikia jo telefonas, man gana sunku yra susikaupti, nes jo aidas eina tiesiai man į ausį, bet aš pasistengsiu kaip nors susikaupti. Tai dabar šitaip, kadangi palapinėje tai yra badauju ir mano bado akcija yra taiki ir aš badauju jau 10 dieną, tačiau esu nustebusi, kad niekas manim nesidomi, niekas neateina, niekas nepaklausia, kokia mano sveikata, kaip aš gyvenu, iš ko aš čia gyvenu, ar kas nors mane lanko, bet ateina kartais apsaugininkas iš ryto, pažiūri, paklausia, ar aš dar gyva, viskas tvarkoj, tuo ir baigėsi, bet Seimo narys neateina ir nepaklausia. Šiandien aš antrą kartą kreipiausi su šituo dokumentu ir užregistravo, kad aš esu čia, nors jau 8 dieną birželio jie buvo gavę. Tai dabar aš jums perskaitysiu, kad jeigu kas nors ir klausysis, kad žinotų, kad čia ne mano kažkokie išmislai, kad čia ne mano kas nors dėmesio ieškojimas. Aš tiesiog atėjau dėl to, kad mes jau daug metų sukamės ratu ir iš jo išeiti niekaip negalim. Yra labai dideli trukdžiai, sąmoningi blokavimai, dėl to ir kreipiausi, atėjau į tą bado akciją, prisėmusi savo visą atsakomybę ir labai džiaugiuosi, brangieji, kad aš esu daug kur dalyvaujanti. Tai aš nuo savęs galiu kreiptis ir nešti dokumentus. Taip aš kreipiausi Lietuvos Respublikos Seimui, Seimo pirmininkui Juozui Olekai. Pilietinės bado akcijos pareiškimas. Aš Lietuvos Respublikos pilietė Vida Stankūnienė pradedu taikią pilietinę bado akciją. Ne prieš valstybę, o už Lietuvos Respublikos konstitucijoje įtvirtintas piliečių teises ir demokratijos principus. Šios akcijos tikslas atkreipti visuomenės ir valstybės institucijų dėmesį į pavojingai augantį atotrūkį tarp piliečių valios ir politinės valdžios sprendimų. Šiandien vis daugiau žmonių jaučiasi neišgirsti. Piliečių iniciatyvos susiduria su administracinėmis kliūtimis, referendum institutas praranda realų veiksmingumą, o teisė laisvai reikšti nuomonę vis dažniau ribojama ne dialogu, bet draudimais ir spaudimu. Konstitucija skelbia, kad valstybė kuria tauta, tačiau kyla klausimas, ar piliečių balsas tebėra girdimas priimant esminius sprendimus dėl valstybės ateities, nacionalinio saugumo, nuosavybės, ekonominės politikos ir žmogaus teisių. Ši bado akcija yra taikus moralinis protestas prieš piliečių referenduminių iniciatyvų faktinį blokavimą, demokratinių procesų formalizavimą, perteklinę administracinę kontrolę, visuomenės skaldymą ir baimės atmosferą, valstybės nutolimą nuo žmogaus. Taip pat kvietimas visuomeniai pabusti iš politinio pasyvumo. Demokratija negali gyvuoti tada, kai piliečiai bijo kalbėti, nustoja dalyvauti valstybės gyvenime arba tiki, kad nuo jų niekas nebepriklauso. Aš pasisakau
už taiką ir dialogą, už piliečių teisę spręsti svarbiausius valstybės klausimus, už konstitucijos viršenybę, už žmogaus orumą, nuosavybės apsaugą ir laisvą žodį, už Lietuvą, kurioje valdžia tarnauja žmonėms, o ne sistema pati savo. Kviečiu valstybės institucijas pradėti atvirą dialogą su visuomenė, o piliečius nelikti abejingais. Tyla demokratijoje negali tapti norma. Lietuva yra mūsų visų bendras namas. Tėvynė nėra administruojamas projektas, ji yra tautos atsakomybė. Pagarbiai Vida Stankūnienė. Šiandien priėmė šitą raštą, aišku, pakartotinas, užregistruota yra tai yra vakar priėmė, o aš šiandien nunešiau kitą dokumentą, kurį perskaitysiu. Nes kadangi nepriėmė kai kurių dokumentų, tai pakartotinai nešiau. Tai 16 dieną užregistruotas. Nežinau, ką be pridurti, gal kad netrukdyti jūsų, aš dar perskaitysiu kitą dokumentą, o paskui jūsų pilietinės vienybės judėjimo perskaitysiu irgi nuo pradžios iki galo, kad tauta žinotų, apie ką mes čia darom, ko mes čia siekiam ir kad aš galiu būti jūsų tarpininkas visų mūsų. Mes galim rašyti raštus, kol aš čia esu. Kadangi dalyvauju visuose judėjimuose, organizacijose, aš galiu savo vardu, kaip mane kanceliarija pamokė, patarė, kad nuo savo vardo, jeigu aš dalyvauju toj organizacijoje, aš galiu pristatyti dokumentų. Tai dabar aš perskaitysiu dar irgi taip pat grupės pilietinės vienybės judėjimas atstovė Bado akcijos prie Seimo iniciatoriai Vida Stankūnienė. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos nariams, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, dėl spaudos konferencijų Seime Lietuvos nepriklausomybės aktų signatarams gražinimo. Prašau Lietuvos Respublikos Seimo valdybos gražinti Lietuvos nepriklausomybės akto signatarams teisę organizuoti spaudos konferencijas Lietuvos Respublikos Seime valstybei svarbiais klausimais. Ir vėl aš prisistatau nuo savęs, nors ačiū tiems, kurie padėjo raštus parengti ir kartu palaikyti mano pasiūlytą iniciatyvą. Dabar dar yra kreipimasis į gerbėmieji Lietuvos Respublikos piliečiai. Kviečiame pasirašyti peticiją dėl tautos aukščiausių suverenių galių skelbimų 4 Konstitucijos straipsnėje realaus veikimo įteisinimo. 4 straipsnis skelbia, aukščiausią suverenę galią tauta vykdo per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Ši nuostata neveiks, kol išrinktieji neprivalės atstovauti tautą savo rinkėjus. Peticijoje reikalaujama tautai sudarytą kliūtį vykdyti savo galias per savo išrinktuosius pašalinti. Atsidarykite šią nuorodą ir pasirašykite. Aš tikiuosi, kad Nerijus apačioj, kur yra komentarai, įrašys peticijos elektroninį. Tai yra nuoroda, kur galima bus pasirašyti. Peticijos.lt P/88099. Bet tiksliau pasižiūrėkite į apačioje rašomus komentarus. Ačiū labai, Rykantai. Ačiū jums visiems, kurie padėjote sukurti šitą dokumentą. Dabar, jeigu nepavargote, šiandien aš pristačiau atmestą dokumentą dar kartą kanceliarijai. Šitą dokumentą irgi sukurta mūsų grupės. Jeigu leisite, aš nežinau, gal jūs nenorite girdėti ir nenorite tautai paskelbti. Svarbu, Vidutė. Tęskit, viskas gerai. Taip. Grupės pilietinės vienybės judėjimas atstovė Bado akcijos prie Seimo iniciatorių Vida Stankūnienė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos narius, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją dėl tautos aukščiausios suverenios galios veikimo įteisinimo Lietuvoje. Aš skaitau lėtai,
kadangi yra gana sudėtingi vis tik sakiniai, kad žmonės išgirstų. Aš Vida Stankūnienė, remdamasi neformalaus judėjimo, pilietinės vienybės judėjimas nario Jono Kaminsko, garbaus žmogaus, 26 metų 05-24 suformuluota tokių politinių ir visuomeninių organizacijų ir jas atstovaujančių asmenų, kaip piliečių grupės pilietinės vienybės judėjimas atstovo Rikanto Jonuškos, asociacijos pilietinė savivalda sąjunga atstovo Jono Kaminsko, politinės partijos kartu su Vyčiu atstovu Vaclovo Žutauto, politinės partijos Tautos ir Teisingumo sąjunga atstovo Rimo Jankūno, politinės partijos Lietuvos liaudės partija pirmininko Tauro Jakelaičio, nes maišo visą laiką pavardės, ir asociacijos Alternatyva Lietuvai vadovo Valdo Tutkaus. Palaikyto prašymo Seimo nariams kreipiuosi į Lietuvos Respublikos Seimo valdybą. Toliau perskaitysiu visą tekstą. Gerbiami Lietuvos Respublikos Seimo valdybos nariai, prašome jūs imtis veiksmų dėl tautos aukščiausiosios suverenios galios Lietuvoje realaus veikimo ir įteisinimo. Esmė ta, kad Konstitucijos 4 straipsnis skelbiantis tautos aukščiausios suverenios galios vykdymo teisę tiesiogiai arba per demokratiškai išrinktus atstovus neveikia, nes dabar galiojantis referendumo įstatymas labai apsunkina tautai, tai yra rinkėjams, vykdyti savo aukščiausią suverenią galią tiesiogiai. Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalis neleidžia tautai rinkėjams vykdyti savo aukščiausios suverenios galios per išrinktus atstovus, tai yra Seimo narius. Kad Konstitucijoje įtvirtinta demokratija, tautos aukščiausia suvereni galia realiai veiktų, būtini tokio pobūdžio teisės aktų pakeitimai. Pirmas. Lietuvos pakeitimai. Tai yra labai galinga, nes jie tik ir laukia, sakysim, pasiūlymų, kad galėtų paskui Seime tvarkingai pasiūlyti kaip savo vardu. Pirmas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnis 4 dalies pakeitimas. Įtvirtinant nuostatą, kad eidami pareigą Seimo nariai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, vykdo apygardų, kuriuose išrinkti rinkėjų pilietinę galią. Antra. Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo pakeitimai. A. Panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos teisę vertinti iniciatyvių grupių teikiamų sprendimų atitikti Konstitucijai ir kitiems teisės aktams. B. Pakeisti referendumo įstatymą taip, kad iniciatyviniai grupiai surinkus ne mažiau kaip 10 000 piliečių parašų, tolesnį parašų rinkimą organizuotų valstybė, informuotų ir užtikrintų realią galimybę piliečiams pasirašyti už iniciatyvą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kitose Lietuvos piliečių gyvenamose šalyse. Gerbiami Lietuvos Respublikos Seimo valdybos nariai, tautos teisė vykdyti savo aukščiausią suverenią galią valstybėje negali amžinai likti tuščia. Deklaracija Konstitucijoje. Prašome netoleruoti šios neteisybės tautos rinkėjų atžvilgių, teikti Seime mūsų prašyme paminėtas pataisas ir balsuoti už jų įteisinimą. Noriu pabrėžti ir pasakyti tokią pastabą, kad šita grupė, pilietinės vienybės judėjimo grupė, neformali grupė, kreipėsi jau senokai į Seimą, bet Seimo nariai tik atsiliepė 4, net pažymėdami, kad jie žvilgterėjo, bet jokio atsakymo nebuvo. Todėl šitas raštas yra teikiamas pakartotinai. Koks bus rezultatas, matysime. Tai va šitos šiandien dokumentus aš jau galiu džiaugtis, kad pateikiau. Žinoma, aš čia badauju, bet dabar yra galimybė per mane daug ką pateikti.
Ir mes šiandien galime aptarti, kokius, sakysim, į priekį galima žiūrėti dokumentus pateikti ir aš jiems nešiu. Mes turime labai būti susikaupę šiuo momentu, nes laiko liko nedaug. Nebesiginčyti, neimprovizuoti, o daryti tikrai rimtus darbus. Ir Lietuva turi keltis kaip paukštis, Feniksas iš pelenų. Ir jokių žodžių, kad negalima, nepadarysime. Mes privalome daryti. Dar vieną sakinį noriu pasakyti, kad jokie santykiai neįmanomi be pasišventimo ir pasiaukojimo. Ačiū uždėmesį, laukiu jūsų pasiūlymų ir klausimų. Ačiū, Vidutė. Kaip sako, visi pareiškimai ir kreipimaisi praktiškai pasako. Viską komentuoti gal ir nebereikia. Aš tik norėčiau jūsų paklausti, ar žmonės ateina pasirašyti dėl referendumo iniciatyvos, ar būtent bado akcija ir buvimas Seime padeda ir žmonės girdi, mato ir gal kiek parašų jau būtų įdomu sužinoti iš jūsų, kaip sekasi tuo klausimu. Šiandien yra pasirašęs tik vienas žmogus. Jūs galite įsivaizduoti, kaip Lietuva miega, kaip gyvena burbuluose, kaip, aišku, lietingas oras, bet dažniausiai prieina, pasižiūri ir paaiškini, bet žmonės yra savotiškai, net nesupranta, kad gali šitaip keistis, yra labai užmigdytų žmonių, negražiai pasakysiu, užzombintų. Ateina ir jaunimo, ateina domisi, nepasakysiu, kad čia yra visiškai mirusi sala, bet Vilnius yra iš tikrųjų sergantis, tikrąja ta žodžio prasme. Jie gyvena visai kitoje atmosferoje, visai kitam supratime ir tai yra labai skaudu. Labai skaudu. Atrodo, stengiasi. Ačiū. Bet aš, Rikantai, noriu pasakyti, kad nesijaučiu, kad aš čia bergždžiai sėdžiu, aš veikiu, darau ir esu lakmuso popierėlis šitoj mūsų visuomeniai ir labai gerai stebiu ir rašau dienoraštį ir tiesiog dirbame. O kada jie praregės, nėra laiko mums į juos žiūrėti, mums reikia eiti ir daryti. Iš tikrųjų, niekada nepadarysi vienas, jei nedarysi kartu. Čia yra rezultatas kolektyvinio darbo. Niekada nenoriu prisimti savo visą svorį. Kad išėjau badauti, tai yra įrodymai, kad aš pasirinkau tą variantą, nes nematau išėjimo. Dabar, ačiū labai, kad palaikote ir įvertinate. Šitie dalykai kiekvieną dieną yra, kiekvieną vakarą daromi įrašai ir skelbiami Facebook'e. Šiandien aš irgi paskelbiau visus tuos, nežinau, kiek Tatjana įdės, bet dabar dėl to atvykimo būtų man didelė šventė. Aš tikrai džiaugčiausi, kad jūs atvyktumėt ir parodytumėt pavyzdį Lietuvai. Antra, jūs galite atvykti ir be palapinių, jūs gausite lapus, reiškia parašų lapus pasirašymui, jūs turite teisę. Jeigu jūs miegotumėt čia, tai tada būtų reikalingas, kaip pasakyti, sutikimas iš savivaldybės. O čia jūs galite atvykti, draugauti mes galime. Ir nors ir iki 10 valandos vakaro. Toliau yra ramybė. Nors čia ramybės iš tikrųjų nėra. Dabar dėl to, kad skelbti ir pakviesti iš tikrųjų tuos mūsų palankius spaudos atstovus mes iš tikrųjų galėtume pakviesti. Dabar aš esu susipažinusi ir su Aido, reiškia, korespondentų, tokiu Romu Borevičiumi, kuris atvyko, ėmė interviu ir turėtų būti jau paskelbtas. Geranoriškai mes galime tikrai apjungti ir sujungti ir parodyti, ką mes turime ir galimybių, ir jėgos, ir visi prisijungtų, ir kiekvienas nuo savęs galėtų pakviesti žmonių. Gal yra kas nors grojantis, dainuojantis, būtų mums čia linksmiau. Mes ateiname ne kokie vergai, kokie prašantis, mes ateinam laisva tauta ir galime parodyti,
kad mūsų judėjimas, tai yra mūsų akcija, yra tikrai taiki. Tai aš labai džiaugiuosi ir laukiu nuoširdžiai. Pas mus ištisai va šitoks yra garsas naktį. Matote, koks garsas? Atsiprašau, kai įsiterpiau ne vietų. Tai tvarkoj, klausimas kitas. Aš norėčiau užduoti klausimą, yra toks nerimas iš auditorijos ir taip žmonės, kai kurie nerimauja dėl jūsų savijautos, sveikatos ir jau 10 diena gausis, taip Vidute? Ar klystu? Bet, pavyzdžiui, nei Dainius, nei dar kas nors yra, kas badavęs, tikrai neturėtų nerimauti. Vienintelė, aš jaučiuosi labai puikiai, šiandien buvau nuėjusi, ėjau nusipirkti vandens, truputėlį su mineralais, kadangi mano išsiplauna jau organizmas, nebe tokia jauna esu. Ir užėjau į vaistinę. Negazuoto vandens norėjau gauti, bet negavau, nes viskas gazuota. Užėjau į vaistinę ir paprašiau, kad man patikrintų spaudimas. Spaudimas yra labai geras, dėl manęs nėra ko bijoti. Vaikštau basa, glaudžiuosi prie medžių, bendrauju su kosmosu, sakys, va visai jau, žinot, kai kurie kitaip gali pavadinti, bet aš jaučiuosi gerai ir klausiu savęs ir klausausi savo organizmo. Ir aš čia sėdėsiu ilgai, kol tik tai galėsiu, kad jūs priruoštumėt kuo daugiau dokumentų. Pasižiūrėkite ir dėl vaiko teisių, aš jums atsiunčiau į grupę, kokius priėmė dokumentus, bet dar galbūt bus apsvarstymas, aš nežinau, bet mes galim rašyti nuo savo grupės, turėsite kuo užsiimti. Ir va, kaip Jolanta, kad sakė, galima dar kreiptis, kas nepavėluota. Į Seimą reikia Seimą tiesiog judinti ir pasakyti, kad jie turi tarnauti, nes o čia dabar mano buvimas tai yra nužmogėjimo parodymas. Iš tikrųjų žmonės neturi jokio žmogiškumo ir mes juos išsirenkam dar su žodžiu, kad jie mus valdytų. Apie kokį valdymą gali būti? Jie yra tarnai, bet mes patys leidom, kad jie užliptų mums ant galvos. O dabar liūdna. Mano nuotaika gera ir tik nesigailėkite mane. Sergejus, prašom. Labą vakarą visiems. Tai galbūt, žinokit, būtų gal koks, gal ir kaip klausimas, aš žiūrėkit, dėl ko aš paprasčiausiai šitam veiksmai jau matau kaip ir nežinau, kaip ir nusižengimą ir labai didelių maštabų, kada paprasčiausiai politikai nekreipia dėmesį į tokį efektą kaip, aš nežinau kaip čia pasakyti, badavimas ir dar būtent tokią amžių. Man kažkaip tai biškai keista, nes čia reikėtų iš tikrųjų jau konkretų spaudimą duoti su grasinimu netgi. Tai man tai grynas nusikaltimas. Jeigu tu nekreipi dėmesį, kaip pagyvenęs žmogus badauja ir turi tam tikrų priežasčių ir numotė į tą ranką, aš nežinau, čia visas instancijas, kurios apie tai žino ir neskleidžia, ir neskleidžia apie tai žmoniai, visas reikia paduoti, manau, į teismą. Aš nežinau, bent jau čia mano požiūris iš viso, kiek aš esu keliavęs aplink Europą, aš manau, kad čia vienintelė išeitis dabar duoti spaudimą ir dėl ko taip neįmanoma padaryti, aš norėčiau sužinoti. Aš galiu pratęsti jūsų mintį, Seimas visiškai suįžūlėjo ir sistema dirba tik sistemai, savo dirba. O mus laiko beždžionėmis prie suskilusios geldos. Gaila, bet tai nedaugelis mato. Ir ta situacija Lietuvoje yra apgailėtina ir apverktina, nes valstybė yra griaunama iš vidaus savom rankom. Deja, žmonės to nemato. Jie gyvena su šia diena savo burbule ir aš kaip žiūriu visi, kokie jie laimingi čia aplinkui. Su šuniukais vaikšto, džiaugiasi. O kada aš sėdžiu, tai arba pabara, arba pašiepia, arba numoja ranka ir retas, kuris prieina. Bet kai prieina, tai prieina tie, kurie iš tikrųjų verti dėmesio. Ir man atneša va tokius laiškus, aš renku, o tuose laiškuose yra labai daug gerų dalykų, tai yra baisių dalykų parašyta, kodėl apie švietimą, apie jaunimą,
apie tai, kaip yra pensininkai skriaudžiami. Viskas aš dedu į bendrą aplanką. Atsiprašau, gal kažkas kitas nori manęs paklausti. Dainiau, prašom. Dėkui. Na, iš tikrųjų, mano mintį pasakė jau Antanas. Aš manau, kad birželio 20 dieną mes ten galim būti visi svečiuose pas Vidą. Nu, aš tikrai pasistengsiu ten būti. Ir noriu pakviesti visus, kuriem įdomu. Mes turim atvejį labai nestandartinį, labai netikėtą ir labai sveikintiną. Tokių žmonių kaip Vida tikrai yra Lietuvoje nedaug, kurie ilgai laukdami, ir ne kartą jinai, aš jau girdėjau, kvietė jungtis ir klausimus kėlė, bet matyt jausdama, kad kažką reikia stipresnio, jinai padarė kažką stipresnio. Ir matome, kad tas kažkas tai yra per silpna. Netgi tai, kada žmogus pasiryžta, sakysim, jau 10 dienų būti be maisto, kas aplamai yra tikrai siaubinga. Čia kiekvienas normalus žmogus supranta, kad tai yra labai reikia pasiryžti tokiam žygiui. Tai jinai išsakė visą eilę klausimų, kurie tvyro erdvėje ir lieka neatsakyti. Tai jeigu mes dabar šiandien aptartumėm, su kuo reikia atvažiuoti šeštadienį į svečius pas Vidą, ją palaikyti, tai kiekvienas galime surasti apie save įvairiausių klausimų, iki šiol neatsakytų tiek vietinės valdžios, tiek valstybinės ir nuo to pradėti, kad ne tik tie klausimai, kuriuos dabar čia Vida iškėlė, jie yra aktualūs, jų dar yra daugybė. Tai jeigu mes pradėjome dabar jau juos uždavinėti ir laukti atsakymų ir nėra atsakymų, tai užverskime visais klausimais, kad turėtų darbo tie žmonės, kurie privalo atsakinėti klausimus. Tikrai tokių klausimų yra daugybė. Tai atvažiuodami į Vilnių atvežkime neatsakytų klausimų. Tiek iš savo savivaldos, tiek iš valstybinės. Ir aišku, pasikvieskime tą dieną atvykti į susitikimą, pasakykim, valandą, kurią mes ten jau visi būsime ir pakvieskime pasišnekėti. Seimo narius arba tuos žmonės konkrečius, kurie neatsakė, gal tai yra ir prokuratūros atstovai, ir teismų atstovai, tiesiog užduot klausimus. Jeigu matysime, kad dar to maža, tai vadinasi, galim ir sekmadienį tą pradėti daryti ir tada jau kasdien kaupti. Matote, kaip yra, kada daromi tokie, reiškia, sąmokslai, kaip kad padarė ten kultūrininkai ir po to ten visi ten tie laisvo žodžio veikėjai, tai yra sąmokslas, kuris gerai apmokėtas ir kuris gerai suorganizuotas yra, o mes jau turim visiškai priešingą veiksmą, absoliučiai, kuris net nepanašus į jokius, tai yra absoliučiai iniciatyva žmogaus ir ją palaiko jau dabar visą eilę organizacijų, kurios yra užregistruotos. Ten visos partijos jos yra oficialios. Pilietinės vienybės judėjimas iki šiol yra neformali organizacija, bet jinai yra auganti, stiprėjanti ir aš tikrai manau, kad Vida šiandien yra šitos organizacijos ambasadorius, įgaliotinė. Jeigu jinai nebuvo tuo metu, kai pradėjo savo akciją, tai mes dabar galime tos įgaliojimus suteikti, kad jinai atstovauja šitą organizaciją ir tikrai pakvieskime palaikyti tas oficialias, kurios jau yra užsiregistravę, kad jie visi kartu yra. Ir pradėkime auginti. Aš manau, kad auginkim tą klausimų ratą, kurie neatsakyti yra. Ir pradėkime ieškoti atsakymų. Ir vien tai, jeigu mes surasime pradžiai 100 klausimų neatsakytų, tai tada žmonės pamatė, kad čia kažkas jau rimto prasidėjo, tų klausimų tikrai bus užversi tie veikėjai, kurie neatsakė. Ir tai, kai čia šiandien šneka labai dažnai, tai niekam jie neįdomus, jie išnekėjimai. Nebent šiandien, kai kalbėjo apie rinkimų kodeksą, ten tikrai yra ką aptarti. A visi kita ten jų vieni kitiem uždavinėja klausimus ir bando tenai žaisti. Tie žaidimai turi pasibaigti. Jeigu mes susitiksime, tai ką aš dabar pasakiau, tai bus tik įžanga į rimtus pokalbius, kuriuos mes turim šiandien pradėti ir suteikti Vidai visus įgaliojimus, kad jinai atstovautų pilietinės vienybės judėjimą ir tas judėjimas jau gali su savo vėliava atvažiuoti ir visi kiti tenai tie judėjimai, kurie supranta, apie ką Vida kalba, jos palaikymui reikia šeštadienį visus kviesti. Tai aš žadu būti, o visus kitus kviečiu prisijungti.
Tai ačiū Vidai, ačiū visiems, kurie išklausėt. Aš norėčiau Dainių papildyti. Dainiau, jeigu ruoštis, čia liko nedaug laiko, reikėtų kvietimus tos, reiškia, suorganizuoti, kažkaip pasiūsti. Toliau reikia pakviesti ir iš spaudos atstovų, reikia pakviesti ir pozityvius korespondentus. Ir antra, aš noriu pasakyti, kad mes turime labai gerą situaciją, kad rinkdamiesi taikų žmonės, aišku, aš tikiuosi, kad nebus čia kokių nors nesusipratimų, bet kiekvienas neš už save, nes aš esu prisistačiusi, kad aš sakau tik tai pati už save, kiti atsako už save ir aš čia esu apsidraudusi. Bet to referendumas gina mus visus. Jeigu jūs atvažiuojat ir dar pasiimat lapą ir renkate, ar bent jau norite rinkti ir esate kaip referendumo parašų rinkėjai, o jeigu neturite, aš jums duosiu, kai atvažiuosite bet kam, kad galėtų rinkti. Tai būtų labai gera iniciatyva papildyti referendume parašus. Tai aš ir dar atsiveškite kažkokį, kad būtų linksmiau kokie nors. Gal Elenytė iš Panevėžio, aš paskambinsiu, gal jie atvažiuos, nes jie labai mėgsta jungtis prie draugiškų žmonių. Kad nebūtų nuobodu. O jeigu norite, atsineškite ir maisto, kad padarysime ant pievelės, čia gražu visur, pasidėsime kokį nors paklodę, susidėsime maisto ir pavalgysim, čia bus tokia draugiška kompanija. Ir galime paleisti muziką ir dainą. Aš jums padiktuosiu dabar tą dainą, tuos žodžius, kokie jie yra prasmingi. Bet ar man leis kartais Rikantas? Valgymas Vidutė tikrai tenai netinka, nebent jūs jau pradėsite valgyti tą dieną, bet... Aš tą dieną galiu nevalgyti, nes bado akcija yra mano. O jūs galim palaikyti, jūs nevalgė, su vandenėliu tikrai... Iš dalies tai būtų korespondencijam priekabių. O šiaip, jeigu kas atsivežtų kas nors kokį muzikinį instrumentą, tai šitie žodžiai yra labai labai daug pasakantis ir aš jums, kadangi čia į eterį einam ir įrašom, aš perskaitysiu. Lietuva. Lietuva tai ne gėjų paradai, nemelai ir šnipštimas valdžios. Daug istorijos bėgi pamatėm ir nenorim prarasti Lietuvos. Lietuva tai ne bankai ir skolos, vaiko verksmas valstybės dėka, kiek lyčių toj beprotiškoj zonoj, kur įlindo Europos ranka. Lietuva man likščiol tėvo žodis, motinėlė švelnioji ranka, girios, paukščiai ir žemuogių uogos, broliai sesės, juk tai Lietuva. Lietuva mano žemė, atleiski, per ilgai mes klajojom naktį, paskui dolerio blizgėsi aitrų, euro žiurkėms tarnavom basi. Jonava, Elektra, Visagino ir Mažeikiai ant sąžinės guls, mes tikėjom, savi pamaitino, pažadais, kad šalis neprapuls. Bet prapuolė, skolom supelijo, skamba aimanos mūsų miškų, žmonės savo šešėlio jau bijo, Lietuva tampa karo šaukliu. Ei, Kasčiūnai, Maldeiki, Nausėda, ei, jūs Seimo apsvaigus gauja, ar ramiai naktimis, ponai, miegat, ar dar sąžinė jūsų gyva. Drąsiai, doras į tiesą keliauja, nepapirksite jo pinigais, nors kalėjimas saugesnis už laisvę. Aš žinau, valanda jau ateis, lyja ilgesiu, nerimu, lyja brolau, eisim tėvynės užstot, visi atsibudę. Tėve, motulė prašau, į tiesą palaiminti mudu. Tai tokia daina yra labai graži, bet aš ėmiau žodžius, nusirašiau. Kieno tie žodžiai, tikrai nežinau, reikėtų pasigilinti, bet galėtume labai gražiai palaikyti savo dvasią. Sutinku su jumis ir noriu prisidėti, kad peržengtos yra visos ribos. Ir išsigelbėjimo ratas tai sąmoninga ir atsakinga visuomenė.
Bet aš noriu sugrįžti dar prie referendumo. Teisė atsiskaityti grinaisiais pinigais saugo įstatymai, Konstitucijos 23 straipsnis. Tačiau įstatymas aptakus ir nėra konkretumo. Siūlome pakeisti Konstitucijos 23 straipsnio tokį pakeitimą padaryti. Taip, išdėstyti taip. Nuosavybės teisės ir teisė atsiskaityti grinaisiais pinigais saugo įstatymai. Iniciatyva yra registruota 25 metų vasario 8 mėnesio 5 dieną. Tačiau referendumas sąmoningai blokuojamas, teismai, taikomas rinkimų įstatymai, referendumo nėra sąskaitos ir taip toliau, nėra viešumo. Todėl kviečiame visas organizacijas ir judėjimus, partijas, visus sąmoningus žmonės jungtis prie bado akcijos ir šeštadienį atvykti prie Seimo. Ačiū. O šiaip noriu pasakyti, kad valdžiai galima viskas. Ir Seimas mūsų negirdi. Ir iš tikrųjų valstybė yra pavojuje, nes vyksta kova tarp šviesos ir tamsos. Bet to Seimas pats tarpusavėje nesusitarė. Yra didelė sumaištis. Dėl to viešumas ir viešumas piliečių ginklas. O šitą išklausę mes tą turim ir daryti. Ir šiaip Seimas nejaučia jokios atsakomybės. O išvada Seimo klaidos mūsų ateities kartoms ir mūsų anūkams. Va šitaip bus, jeigu mes ir toliau miegosime. Brangieji, aš esu čia vietoje ir laiku, dar kartą pasikartosiu, ir dėl to, kad aš Seimu nebetikiu. Aš parašiau jiems tokį ir įmečiau į jų Facebooką, aš pavargau jumis tikėti. Tai tuo norėčiau ir baigti pasisakymą ir sakau jums gero vakaro.